trasoje jiems liko įveikti dar vieną ratą, identiško ilgumo. Bet kaip sakė Dovydas Stašys, laimėjęs 5 km nuotolį, greitas ir smagus ir tikrai geras ratas. Puikia distancija parinko šių varžybų organizatoriai. Įkalnė ko gero ta vienintelė, štai čia nuo starto link dabartinio Lietuvos edukologijos universiteto, bet ji tikrai nėra piktybinė. Taip, tačiau kaip minėjo Dovydas, sąlygos yra tikrai palankios siekti gerų rezultatų ir mes tikrai juos galėsime įvertinti jau pakankamai greitai. Aš dabar galvoju, Sauliau, kiek buvo atsilikusi ta merginų porelė? Remalda Kirkytė ir Rasa Drazdauskaitė, tas tavo vadintas Amazonijos nuo vyrukų, kokią minutę ar pusantros, man atrodo, net taip daug. Ir išvaja Milda Balakin irgi, etatinė daugelio varžybų dalyvė. Šiandien nubėgusi 5 km ir netrukus jau aš manau, kad pamatysime tuos, kurie kirs 10 km nuotolio finišo linijoje. Dar sykį pakartosiu, kad Latviai turi asmeninius rezultatus po 30-31 minutę. Trisdešimt minučių jau praslinko nuo starto, taigi jeigu Latviai pretenduoja asmeninį rekordą, tai turėtume juos netrukus išvysti, anoj pusėliukės, kaip ten reikalai. Jei pamatysim motociklininką lydinti lyderius, bus aišku, kad artėja mūsų pagrindinio nuotolio, 10 km nuotolio lyderiai. Kitais metais, jeigu aišku Antano Valionio žodžiai išsipildys, gali būti, kad 10 šalių priimtų Europos Sąjungą švęs 11 metų sukaktį ir distancija bus pailginta 1 kilometru. Taip juokavom, kad pridėkim dar 32 metus ir galima bus švęsti Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą maratoną. Maratonas yra 42 km ir 195 metrai. Graikijoje gimė savo, sakykim taip, kultinę, legendinę ir pačią ilgiausią iš oficialių distancijų bėgimo tradiciją ir labai simboliška, kad dabar būtent Graikija pirmininkauja Europos Sąjungai ir Graikijos Respublikos ambasadoris irgi buvo čia mūsų šventinėme bėgikų renginyje. Atvažiavo motociklininkas, tai reiškia, kad mes tuoj matysime lyderius. Mielos merginos. Aha, Latvijos mes aplenkėm. Latvijos užima antrą vietą. Tuoj mes paskelbsime vardus ir pavardės. Justinas Beržanskas tapo mūsų bėgimo nugalėtojų. Valdas Dopolskas, jeigu neklystu, 3. Mindaugas Viršilas 4. Finišuoja. Dar sykį priminsiu, kad piniginius prizus gaus pirmų 5 vietų laimėtojai, bėgikai ir bėgikės. Po minutės kitos turėtume pamatyti, kur iki iš merginų pirma. Ar Remalda Kirkytė, ar Rasa Drazdauskaitė vis dėlto bus greitesnė 10 km nuotolyje. Mes čia pasiruošę pirmajam dubliui.
belaukdami greičiausių merginų mūsų varžybose, kol kas ten lyderės ir favoritas buvo dvi. Na, Živilė Balčiūnaitė, kuri bėgo trečioji, buvo atsilikusi, manau, kad keliasdešimt sekundžių. Ir patyrusi maratonininkė tikrai turi nemažai šansų pakovoti ir su Rasa Drazdauskaitė, ir su Remalda Kerkytė. O kol kas finišuoja dar vienas viso nuotolio bėgikas. Žiūrėkit, koksai vienas jauniausių, ko gero, mūsų sportininkų nubėgusių visus 5 kilometrus. Šaunuolis. Čia Iesta ar Torresas 9 pasispaudęs, kas ten toks buvo? Atbėga Rasa Drazdauskaitė! 2:9:69 Rasa Drazdauskaitė pirmoji vieta. Galima su mašinu pakalbinsiu. Labas Rasa, tai su pergalė. Puikiai atrodai? Dėkui. Kaip drąsa, kaip įspūdžiai? Kokia drąsa? Nu, aišku, šiek tiek daug posėdžių. Turėtų būti mažiau. Bet čia mes su organizatorium šnekėjom, kad Žvėrynas toks mikrorajonas, kad ten gatvelės siauros ir labai ilgas. Jo, na, kaip bebūtų, labai gražus bėgimas, šiandien susirinko daug žmonių. Graži šventė. Rezultatu patenkinta lygiai, kaip gera treniruotė su Remalda. Čia tempo pačios saugos įstatėm ir Nu, kartu bėgom labai savistesnį, bėgom pusę. kada tu nuo jos pabėgai. O ten teko laikus skristi, tai įsidėmė. Ką, apdovanojimas 11:30, toli nepabėg, nevėluok. Rasa Drazdauskaitė pirma, Remalda Kergytė antroje vietoje, trečioji, ko gero, bus Živilė Balčiūnaitė, kada aš manau, mes pamatysime po 15 sekundžių čia ties finišo linija. Na, sėkmės tiem, kas išbėgo į antrąjį ratą. Nu, pasirodo, per 5 kilometrus kažkas nubėgo 5, kažkas spėjo nubėgti 10. Bet ir tie, kurie nubėgo 5 per tą 38 minučių laiką, irgi su šypsenomis veidose ir visai patenkinti. Aistė pirmoji. Aistė pirma. O, žiūrėkit, ir su atžalėlėmis, su vežimukais niekur neskubėdami, su šypsenomis veidose finišuoja Živilė Balčiūnaitė. Ir, na, aišku, bėgs atsikvėpuoti, atsižymėti ir... Nu, šaunuolis draugiškai finišavo. Vidas Totilas, etatinis bėgikas. Žmogus, kuris gali bėgti kasdieną, na, jeigu ne po visą maratoną, tai bent jau po pusę ir dalyvauja tikrai didžioji daly Lietuvoje vykstančių bėgimo varžybų. Ir manau, kad toje amžiaus grupėje 40+ Vidas Totilas turėtų būti tarp prizininkų. Na, amžiaus grupių nugalėtojus ir prizininkus mes apdovanosime 11:40 minučių. Čia tiem, kas laukiat savo, na, galbūt vyresnių brolių, arba mamų, arba tėčių, arba netgi senelių. Nes amžiaus grupė virš 70 metų irgi yra. Ir manau, kad ten 3 dalyvius mes tikrai surinksime iš visos šitos gausios kompanijos. 11:30 5 km apdovanojimas, po to vyriausi ir jauniausi. Ir po to jau pagrindinis 10 km nuotolis, kurio prizininkus taip pat apdovanosime. Pirmos 5 vietos 10 km nuotolyje gaus ir konkrečius piniginius prizus. Kol kas kitais metais jau eurais, ko gero. Nepažadu, kad tiek šiemet liūtų, tiek kitais metais bus eurų, bet ką gali žinoti. Jeigu gyvenimas tik gerės ir gerės, tai prizinis fondas bus solidesnis.
Tam tikro šioje pačioje vietoje, ko gero, po, kaip čia dabar, Liepa, rugpjūtis, rugsėjais, spalis, po tiek daugiau negu 100 dienų, daugiau negu 3 mėnesių vyks 10 km bėgimas. Nežinau, ar bus ta pati distancija, tie patys du ratai po 5 km, ar organizatoriai žvėrynė čia prireiks kitokią tesos konfiguraciją, bet kuriuo atveju bėgimo varžybų Vilniuje ir kitose miestuose tikrai nestinga ir tikrai ypatingai smagu, kad tai va, toks jaunimėlis, kuriem pasakyk dabar savo draugui, kuriam 10 metų, kad šiandien ryte bėgau 5 km, sakys, o aš klausyk su kokia NBA 14 prie kompo, kai pavariau. 3 valandas dėjau, o čia sakas, aš 5 km pats nubėgau. Ne virtualiai, ne Facebook'e, ne kažkur. Tai šaunuoliai, visi, kurie šypsotės, visi, kurie bėgate ir labai norėčiau, kad paduotumėt mūsų svečiam iš tolimesnio užsienio pagal veido spalvą ir akyčių plotį ir plotą. Šaunuoliai visi. Visai nesvarbu, amžius, odos spalva, svorio